Sveiki, šiandieną mes išbandėme naują pūstuvą Rato RS0726. Kuo jisai geras ir kokias turi ypatybės? Tai pirmiausia, jisai turi pašvietimą, kas turbūt yra aktualu dirbant žiemą, nes dažnai būna tamsu ir tai padeda mums matyti, ką mes valome. Taigi turime dvi pagrindinės rankenėlės. Su pirma jungiame ratus, kad jisai važiuotų. Su antra rankenėlė jungiame sniego sraigtą, įsijungia sraigtas ir pradeda pūsti sniegą. Kad valdytumėme, kurią norime pusę pūsti sniegą, turime vėlgi dvi papildomas rankenėlės. Su viena sukame į kairę ar į dešinę ir kita rankenėlė reguliuoja aukštį. Tai jeigu nustatome aukščiausios padėties, mes įpūsime sniegą toli. Jeigu nustatome ant žemiausios padėties, tai sniegas skris šiek tiek arčiau mūsų. Galime rinktis važiavimo greitį. Pavyzdžiui, šitą modelyje mes turime 5 pavaras į priekį ir 2 pavaras atgal. Šiam modeliui turime labai lengvą užvedimą. Pasipumpuojame, kad benzinas greičiau patektų į karbiuratorių. Atsidarome oro sklendę ir traukime rankenėlę. Užsikuria, uždarome oro sklendę ir galime dirbti. Bet jei yra labai šalta, mes turime dar vieną papildomą funkciją. Tai yra elektrinis užvedimas. Tai reikia prijungti jį prie 220 prailgintuvo ir spaudžiame start mygtuką.